Sveiki, norėjau pasidalinti viena nuostabia maldele. Optinos senolių malda. Man šitą maldą atsiuntė toks nuostabus žmogus, Aleksandras. Jis vedė italę merginą, aišku, jis iš Lietuvos. Ir labai ačiū Jums už šitą maldelę. Viešpatie, suteik jėgų ramia dvasia sutikti viską, ką neša mums ateinanti diena. Leisk atsiduoti Tavo šventai valiai. Kiekvieną dienos akimirką mokyk ir palaimink mane. Kad ir ką šiandien sužinočiau, išmokyk mane priimti tai su ramybe ir tvirtu tikėjimu, kad tokia yra šventoji Tavo valia. Vadovauk visoms mano mintims, vadovauk visoms savo mintims, jausmams, žodžiams ir darbams. Kiekviename netikėtume, neištariu, neleisk man užmiršti, kad viskas yra Tavo skirta. Nuostabi maldelė, labai ačiū už ją. Tikrai labai trumpa, išmintinga, labai gražiai viskas sudėliota ir labai gilu. Tai rekomenduoju, melskimės vėl. Ryte, vakare, atsisėdę prie stalo, padėkokime už nuostabų maistą, palydėkime kiekvieną žmogų, palinkėkime kiekvienam žmogui, kuris prisidėjo prie jūsų kasdieninio stalo, nuo pat žemdirbių, sandėliavimų, pervežimų, kas ten toliau, pardavimai ir pagaminimai. Ir aišku, jeigu namuose gamintas maistas, jis yra jau šventas maistas. Padėkokime už šiandienos stalo gausą. Ir tai jau bus nuostabu. Padėkokime už kiekvieną savo šeimos narį, už kiekvieną sutiktą nuostabų žmogų, jūsų draugus, angelus šioje žemėje. Už viską padėkokime, už tai, kad turime nuostabią dieną, už tai, kad turime puikų orą. O jeigu nekoks, mes jo galime paprašyti. Vėlgi, pasimelskime už tai. Ir jeigu mes visi kartu, pavyzdžiui, sakys žemdirbiai, trūksta mums lietaus, suklups visi kartu ir melsis ir sakys, žmonės prisijunkite į mūsų maldą. Tai bus visos Lietuvos kolektyvinė sąmonė ir mes visi melsimės ir bus mums lietaus. Jeigu bus per daug lietaus, mes paprašysime saulės, vėjo galbūt, ko jums reikia. Ir mes viską gausime 100%. Tik reikia to patikėti. Kas yra tikėjimas? Tik ėjimas į priekį. Į priekį ir aukštyn. Jo? Tai tiek. Dalinuosi maldele ir tokiais pamastymais, kurie veikia ne 100, o 1000%. Juk aš esu žmogus labiausiai tikintis pasaulyje. Aš aukščiausiai jų tikiu. Ne 100%, aš tikiu 1000%. Taip. Ateikite pas mus, ateikite. Aš jūs išmokinsiu visko to, ką aš moku, pasidalinsim ir aš, ir Jevgenijus visomis žiniomis. Ir jūs gyvensite lygiai taip pat laimingai ir sėkmingai. Ir pasieksite visus savo tikslus. Tai tiek. Geros, puikios, palaimintos jums dienos. Su meile.